Labas vakaras visiems susirinkusiems Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus kiemelį. Šiandien muziejininkai švenčia dvi šventes. Tai ir muziejų naktis, ir tarptautinė muziejininkų diena. Tarptautinė muziejų diena. Ir šią progą mes norime jūs pavaišinti kultūrinių muziejinių veiklų kokteiliu. Ir jūs atvykote į vieną iš skaniausių to kokteilio ingredientų. Tai Jotvingių gimnazijos dramos studijos taškas pasirodymą Aš padėsiu jums mokytoja. Prašome sutikti mūsų draugus, su kuriais draugystė tęsiasi muziejų naktyje jau daugelį metų. Stiopa, tik čia nėra pamokos. Taigi to šaldyno vis tiek net. Ne, dabar jau matau, kad pamokos nebus. O kas tavo akiai buvo? Kodėl tu vėl spalvotas? Ir vėl. Ar jūs galit baigt kabinėtis prie tos akies, aš nesuprantu. Koks išreikšminės. Sveikas, Stepai. Sveik. Tu ką, palauk. Ir vėl spalvotas. Aš nesuprantu, ar tau taip rūpi? Santa, duok man kalbos pradybos nusirašyti. Prašyk Aušros, aš nepadariau. Aušra, duok anglų kalbos pratybos nusirašyti. Ne, tu paskui duok Santa. Gerai, aš tau irgi kažkada ką nors duosiu. Ne, Aušra, o tai ir man duos nusirašyti. Tau, taigi tu viską visada padaręs. O ne, o tai tu gal viską visada žinai. Paveldėjimas pas tave. O galgi senelis buvo Džeimso Bondo gerbėjas. Ne, bet rimtai nuklausykit. Jeigu nueisim pas klasės auklėtoją, tai lieps laukti. Jeigu pas pavaduotoją, tai susodins po 3 arba 4 pas mažius. Į suolus matematikos klausyti. Nu, žinokit, tikrai ne man šita tvarka, tai ką darom? Lauke nelyja ir nesninga ir aš turiu ką veikti. Ne, aš daugiau pirmas pamokas neįsiu, čia nesąmonė kažkokia. Nu, tai ką tėvui sakys, ką? Nežinau, reiks kažką suduoti, nes nepatikės, kad 3 savaitę išėlės vėl pirmos pamokos nėra. Nes bus man kaip paskutinį kartą. Nu. Stop! Susirink daiktus ir varyk į mokyklą! Užuojautas stebuk. Užjaučiu vyrutį. Ir kas susivus auklėjo? Jūs reikia į prieglaudą išsiųsti savaitėlį, kad leistų mum pailsėti. Arba savaitgaliais į prieglaudą, kad leistų mum išsimiegoti. Jo, tai kas valgymus, ką? Stepas tavo tu man? Pasvajok. Ne. Sąmonė. Bet paklausykit, ką čia per nesąmonė? Kiti mokiniai dar gali pasidžiaugti pabėgdami iš pamokų. O mes? Taigi pas mus iš viso tų pamokų net nėra. Ne, bet rimtai, į biblioteką eiti per anksti, į parką per šaltą, vėl į kokią kavinę lysti ar ką? Geras, ar ne mūsų mokykloje mokytojai bėga iš pamokų, o ne mokiniai? Ar neturėtume džiaugtis? Beje, mūsų mokytojai. Ne, bet hebra, klausykit. Praeitą kartą, kai nebuvau anglų kalbos pamokoje, tai nuėjau į Maksą. Ten sutikau kaimynę.
Ta, kai dėjo Dexterą, iš karto supratau, grįšiu namo, nei teliko, nei žiūrėti, nei muzikos klausytis, nieko, ta prasme namų areštas. Jaugi tau rimtai tai buvo. Tu nejuokauk, dar blogiau. Tėvas čiupo šuns pavadėlis ir net nepaklausė, kodėl nebuvau pamokoje. 3 kartus, užvažiavo šitą! Matot, ką reikėjo išgyventi, kol išspraudžiu nutėti mokytas. Ne, bet tai klausykit, ką darom? Vis tiek kažkur reikia mane, tai gal pas tave gifuotas, ką? Nu, ne, pas mane tai nesiprašyti. Taigi tavo mama jau negrįž dar šalės, Nu, ne? be vasaros negrįž, bet pas mane dabar močiutė gyvena. Valgį daro, šunį išveda, sėdi ant sofos, žiūri serialus, visus įsiminėja. Kartu su šuniu. O, juokinga. Baigiau. Man nereikia, tos šaltienos vis tiek nebus, aš žinau. Žinai, tikiuosi tu jos neuždarei kur nors. Pavasario atostogos. O, jos. Labą pamoką. English. Ai, vaikai. Jūsų pareiga ateiti ir pranešti mokyklos vadovui, tai pamokos nėra, ar ne taip? Bet žinot, paudau, tai mums taigi bus pamoka, tik mūsų mokytoja vėluoja, kaip visada. Kaip visada. Kaip visada, nemandagu, šitai pas mus kvalifikuoti mokytojai. Na, kvalifikuoti. Ai, stepai. Stok, ar mokyklai susimušiai? Ne. Viskas jai gerai. Visada. Visada. Jo, pavalų, tai mūsų mokytoja čia tuoj turėtų ateiti, jinai pas mus visada vėluoja. Ar Visada. taip visada? Visada. Kokia klasė? 11 D. Gal kokia nelaimė mokytis tiko? Likit prie kabineto, aš tu viskas tvarka. Ai. Likite prie kabineto, durnai, ar ką man nusišė? Ai. Ar gražu, ar mandagu? Aš klausiu, nu atsakykit. Pavaduotojai, mes toj sienas gręšime iš nuomonio, kiek dar reiks laukti. Aš pasiruošusi viską sutvarkyti. Štai, turbūt ir mūsų mokytoja ateina. Viskas gerai, man viskas gerai. Ačiū vaikai. Labas rytas, pavaduotoja. Siaubingai vėluoju pas 9-okus. Na, jau toks mūsų tas darbas, kad nespėjai įsimiegoti, o jau leki mokinti. Galit nesijaudint, paprašom mokytoja. Ačiū. Žinokit, jūs nesijaudinkit, mūsų mokytojos irgi nėra, dar nedėlių netėjo, iš vis paklus. Jai, nu tikrai, nelaimė kokia atsitiko, aš tu jai kažką. Matot, kokia nedėkinga mokyto profesija. Tik nebūkit mokytis, aš jums visiems nuščiai patariu, nes net miegodami sapnuosit neištaisytus kontrolinius darbus. Na, pavyzdžiui, mokyt, aš jums galėčiau padėti. Nesupratau. Nu, aš galėčiau užimti 9-okus, kol jūs ten kažką darysite. Ačiū, tu labai malonus. Kaip ten tave? Donatas. Donatas. Na, aš pagalvosiu, o dabar leki pas 9-okus. O jūs čia plasnoja dabar, aš nesuprantu. Mokytojų visai padėti negalima, aš nesuprantu. O tau pažiūra geresnė, ne? Ei, aš ant tų pažymių, graži sava mokytoja padėti negalima, nesuprantu jau. Ne, bet ar jūs visi supratot, kad siūlo Donatas? Siūlo jisai padėti mokytojams, kurie nespėja. Taigi padėti tiem, kurie nespėja? Kas čia dabar? O Bagri toj pagalba nusimato, ar ką? Nu, Man patinka. Pagalba yra, dar gal mum ir užmokėtų, kad nieks nesužinotų. O, va čia ir aš prisidėsiu. Visi prisidėtumėm. Ar jūs visai pablūdot? Neskaitot, matot, nesimokslinot žmonės. Taigi ekonomika. Taigi jinai tai krinta, mes nesugebėsime išlaikyti šito būrelio. Nu, Klausyk, Aušra, ramiai, viskas čia, ramiai. Žiūrėk. tu pažiūrėk iš jos procentus, kaip jie nusileido per 5 metus, ar tu matai? Gerai, Aušra, viskas čia yra ekonomiška ir viskas sutvarkyta. Tik mums padėti reikia ne vien tai mokytojai, o visiems mokytojams. Sukuriam klubą po pamokų ir pirmyn, ką? Tik reikia pavadinimo. O, tu! Viso pasaulio rūpestis vis, jums ant pečių ir įsispavę
nebaisus ir nepūniai mū, supuolė įveiksim problemą kartu. Aplinkui istorija, beja, isterija, atvyksta pagalbos ministerija. Aplinkui istorija, beja, isterija, atvyksta pagalbos ministerija. Pagalbos ministerija, pagalbos ministerija, pagalbos ministerija. Labas rytas, vaikai. Labas rytas, mokytoja. Atsiprašau, žinau, kad vėluoju. Pavaduotoja skambino, bet kaipgi visur suspėti? Mes jums padėsime, mokytoja. Kad jūs dievulis išgirstų. Štai Tomas obuoliai iš mano sodo pavaišinti. Ačiū labai, mokytoja. Jau seniai pamoką turėjome pradėti. Vaikai, pavaduotoja. Labas rytas, pavaduotoja. Taip, jau seniai pamoką pradėjome. Labai seniai pradėjome. Taip, viskas puiku. Viso gero. Aš prisiekiu, mano pavaduotoja pas mano seserį paprašė, kad šitą daiktą nupirktų. Viskas, Tomai, imk raktus ir einame visi į klasę. Kaip jau ten sutelkti? Šios pamokos tema yra socialinės dramos svarba ir jos efektyvumas. Kas? Oi, tik neišsigąskite, socialinė drama. Scenarijų skaitysime vaidmenimis. Labai džiaugiuosi, jog išdrįsai dalyvauti mokyklos prezidento rinkimuose. Ačiū Jums, auklėtoja. Tikrai. Jūsų visų vaidmenys yra surašyti šalia pjesės veikėjų. Radote? Dabar trumpai auklėjamieji reikalai. Tomai ir Donatai. Matematikos mokytojai neprisimena, kaip jūs atrodote. Būtinai pasirodysime, auklėtoja. Ir dar. Noriu jūs visus pasveikinti su naujo būrelio steigimu mokykloje. Oi, tada su naujo klubo steigimu. Stepai, man neramu dėl tavo švies. Tik auklė, man viskas gerai. Jam viskas gerai. Na, jeigu jam gerai, tai ir man gerai. Auklėtoja, ar galėsime per klasės valandėlę aptarti klubo veiklą? Žinoma, jeigu tik turėsite kokių nors problemų, tikrai netylėkite. Su fizinio mokytoju beje pakalbėjau, tad būtų problemų jo pamokose tikrai nebus. Ir viską sutvarkysiu aš. Mes jūs mylime. Todėl ir esu jūsų auklėtoja. Santa, žinai ką? Ką? Tu vaidinsi Lorą nėščią paauglę. Tu juokauji? Tai turėsi tokį pilvą, o įdomu bus berniukas ir mergaitė. Ar girdai, jei bus berniukas, tai Donato pavadinti. Jo. O kas bus mano kavalieris? Donatas, jis jau subrendęs tuoktis. Tu juokauji. Tekėk už manęs, prašau aš tavęs, tekėk už manęs, prašau aš tavęs, tekėk už manęs, prašau aš tavęs, tekėk už manęs, prašau aš tavęs. Jis sutiko! Ui. Sveiki, pavaduotoja, užeikit, prašau. Tęskit, klausom. Gerai, mes tęsime pamoką. Kas galėtų man iš jūsų apibūdinti socialinio vaidmens sąvoką? Taip? Tai valstybės remiama ir pašalpas gaunančio žmogaus gyvenimas. Taip. Kas dar turi kokių minčių? Socialiniai vaidmenį, ką
išvaryto iš namų arba nepagydoma liga tarp visų žmogaus. Arba vargšas su krūva visokiausių problemų, kurias aišku turėtų spręsti valstybė. Ir aišku tą žmogų remti. Bet jie aišku nieko nedaro, nes aišku neturi pinigų. Bomžas. Viskas čia apie juos. Tai motinos Santos motina čia tiktų labiausiai. Jis savo vaikus rengia iš padėvėtų rūbų parduotuvės. Aušrelė. Atsiprašyk, tikrai tik negalima kalbėti. Kas tau dabar darosi? Smegeninės jurgetas! Ateičiam! Pasakyk man jie atveši! Aušra, įžeistama klasės draugė tikrai niekada nebus teisi. Ai, mokytojai. Ar tokius asmeninius dalykus prieš visą klasę spręsti reikia? Vaikeli, aš šokiruot. Tylos! Aušrelė, bus pats atsiprašys, nes kitaip man reikės susitikti su to mamyte. Susitikit, kavos išgersi. Vaikeli, bet šitas iš tas nešnekėjau. Aušra, pavaduotojai ateisi tikrai žiūrėti jos atsiprašyti. Taip negalima eiti. O mes toliau tęsime pamoką, įtikime scenarijų vaidmenimis ir toliau gilinsim į tą. Tęskit. Šito mokyto aš iš jūsų nesitikėjau. Mielai pabūčiau ilgiau, bet dėja turiu ir kitas klases aplankyti. Atsiprašau, pavaduotoja, štai mūsų klubo bukletas. Pagalbos ministerija. Atsiverskite, pristatykit savo socialinius vaidmenis. Pradedam. Aš vaidinsiu Svetlaną, nepažįstama ir laimėsi pinigų užsienyje ieškanti mergina. Vadinasi, kekšė? Dabar tikrai nelaikas pradėti. Atsiprašau, nesusilaikiau. Toliau. Na, aš vaidinsiu Vytą, jaunas padavėjas atvykęs į užsienį užsidirbti pinigų. Ubagas! Atsiprašau, daugiau taip tikrai nepasikartos. Aš būsiu Džeinė, o kartu su Vytu dirbsiu kavinėje. O aš vaidinsiu verslininką, kuris turi daug ko? Daug pinigų. Na, o aš vaidinsiu Sarą, kavinės savininkė pravardę vaikščiojantis modelis. O aš vaidinsiu mokytą Žibuką, kavinės lankytojas, nemėgstantis mokyto darbo, vulgarus, arogantiškas. Aš vaidinsiu Alison, 2 vaikų motina, vieniša ir auginanti vaikus iš valstybės teikiamų pašalpų. Grįžtamasis ryšys, ne? O aš, kaip jau ir minėjau, vaidinsiu Lorą, kavinės lankytoja, apkūninė šia paauglė. Bet o mano vyras per vestuvių dieną turės būti su fraku ir su ūsai. O tu juokauji. O tu turėsi atrodyti kaip tortas su suknelė. Opa, vestuvės! Tekėk už manęs, prašau aš manęs. Kas tau darosi? Normali. Aušra, sugrįžk į pamoką. Aušra. Socialinė drama klasėje. Kas galėtų išeiti ir sugrąžinti į pamoką? Aš galiu padaryti tą laiką. Ne, nereikia. Aš žinau, kaip tai padaryti. Rytoj repeticija aktų salėje, visi ateinam ir nevėluojam. O Dieve, kaip gražu!
Stojam visi. Gerai. Nu, pilvus įtraukiam. Na ir... 1, 2, čia! Kaip tu gerai atrodys toliau. Tai dabar žiūrėkit. Kas rytoj eina pas 10-okus? Atleiskit, atvėluoju. Atnešiau kompiuterį ir registruosiu viską. Žiūrėkit, aš iškart prie reikalo. Aš dabar varysiu pavaduoti istorijos mokytos. Pas dantisą ten kažką turės reikti. Žiūrėkit, bet yra viena problema, visiškai nesugalvoju temos. Paklausk, kaip atsiranda dantį. O, tai kolistas buvo, ne? Rimtai, kažkas normalią temą. Nu, hebra, davai. Žinau, tai galėtų būti šeimos medis, tegul nupaišo ir pristato prieš visą klasę. Na, aišku, jei tam mokytojas norėtų. Super idėja, taip ir padarysiu. Super. Šeimos medis, ne? Gerai. O ponas mokytojas popieriaus iš kur? Aha. Ai, to istorijos sąsiuvinis įrašo, koks? Gerai, super tada. Gerai, toliau rytoj Santa per pirmą eini fizinę pravest 8-okam. Tu rimtai ir vėl ryte. Nu, Ką ryte. mokytoja veikia? Jinai savo dukrą pas ortopedą vedė, ten sakė, ko ilgėja, trumpėja, ką aš Nu, saulėja. Nu gerai, nueisiu, pažaisiu žaidimus. O, nu gerai. O Tomai rytoj per antrą matematiką 10-okai, gerai? Super, tada. Mokytoja ateina. Tuo prasme. Pasivaideno, nejuokauk. Ar girdi, Tomai, aš nesuprantu, ką tu tenai darysi per tą matematiką, tu gali pasakyti? Suvaidinsiu asilą. Atspausdinsiu uždavinių iš to pratybų sąsiuvinio. Duosiu apskaičiuoti savo namo plotą. Jie kažkadagi statysis patys savo namą. Ir aišku, liepsiu apskaičiuoti, kiek per mėnesį išleidžia pinigų ant čipsų pakelių. Aha, nu gerai. Tai ką? Ir viskas tada? Tai ką, aš tada iš karto prie reikalo, varau į pamoką, palinkėkit sėkmės. Sėkmės! Nu ką, viskas čia, ne? Mokytoja ateina. Ai, dabar tai jau ateina. Duokime su... Labą dieną, mokytoja. Thank you very much, mano mėlyjeji mokiniai. Aš už šis net mišes nupirkau, kad tik viskas jums su tuo bizniu pasisektų. Pas charakterį. Keliant savo mokytoją. Visiems žemai lenkiuosi. Ačiū už pagalbą. Ar nebuvo jokių kliūčių? O, ne, Viskas gerai. Na puiku, tada galima ir pamoką pradėti. Bet mokytoja, žinokit, pamoka jau baigėsi. Tai mokytoja, žiūrėkit, pamoka baigėsi. Ui, na taip tikrai, na gerai tada. Bet palaukit dar minutėlę, aš negaliu likti skolinga. Štai $20. Ne, tikrai Tokių prieštaravimų. Mums per daug nereikia. Man jos dukra iš Amerikos parvežo ir ką su jais mano amžiuje veikti? Nueikit su kažkuo į kavinę. Su kuo? Imkis liepti. O, va čia tai verslas įtaupykit. mokytoja, gynai jau jūs neturit su kuo į restoraną. Nu? Ne, tai turėjau omenyje, tačiau vaikai, ar daug mano amžiaus žmonių matote kavinėse? Atsiverskite lavelius. Taigi, na taipgi, na gerai. Mokytoja, ar mes galėsim pasilikti kabinete per pertrauką, mes susitikimų čia turim. Pagalbos ministerija, na gerai, likite. Ačiū, mokytoja. Na tada aš jau skubėsiu. Dėl jūsų vaikai aš viską ir visada. Viso gero. Viso gero. Nu, kas nedaru? Aš! Hebra, 10 eurų, 10! Eik, sau! Užėk, neturiu! Ką pirksim? O, tai kaip tau sekėsi? Neįsivaizduoju, tie 9 pagalvoju, kad mane direktorius atsiuntė. Jūs neįsivaizduoju, ką pasakiau. Sakau, jeigu bent vienas žodelis, visi iki paskutinio pas direktorių kabinete suklupę ant kelienių. Taip visi ramiai dirbo, gražiai piešė tuos šeimos medžius. Tiesiog pasaka buvo, wow! Super! Dėmesio, pirmas klientas! Labą dieną! Kaip gražiai pasipuošėt kabinetą. Stengiamės. Jūs čia su reikalu mokėte? Taip, bet na, nelabai patogu, gal suteiksiu kitą kartą. Ne.
Mes esame mokyta tam, kad jums būtų patogu. Pasijaučiau kaip danguje. Tai mokytojai, sakykite, su kokiu reikalu jūs atėjote? Na, bet man nelabai patogu. Sakykite. Nu, bet... Sakykite. Nu, bet žinot, vaikai... Sakykite. Man rytoj iš pačio ryto reikia dukrelę nuvesti į baseiną. Viskas gerai, mokytojus, prisėskite, įsipatoginkit. Gal galėčiau kažko pasiūlyti kavos, arbatos, sulčių, sulos, limonado, tai dar kažko? Kavos, ačiū. Mokytoja, sakykit, per kurią pamoką jūs rytoj nebus? Po pirmos pamokos aš galiu truputį pavėluoti. Oi, galite išvis neateiti viskuo pasirūpinti. O kokia klasė? 9A. O koks vaikų tipas? Kas? Koks vaikų tipas? Kokiegi tie vaikai, apibūdinkit juos tiesiog. Na, sakyčiau, jie hiperaktyvūs. Čia tokie? Ne, neklausantys. Ne, tas rankimas manešti. Palauk! Mokytoja, jie tik truputį neklausantys, o ne? Nedaug. Ne. Jie įžūlus, neklausantis, vėluojantis ir net agresyvių yra. Bet jūs patys vaikai prašote apibūdinti. Mokytojai, ar jūs įsitikinus, kad ten buvo 9A klasė? Taip, aš tikrai nenorėjau, kad jūs visą tai išgirstumėt. Tai aš gal ateisiu kitą kartą. Ne. Palauk. Tikrai kaip danguje. Jūs galit nesijaudinti nieko, viskas bus sutvarkyta rytoj per antrą pamoką, jūs laisva ir į Alpaštą tuoj atsiųsim jums pagalbos ministerijos garantinį mūsų raštą, kad tikrai viskas būtų gerai. Oi, kokie jūs nuostabūs. Na, kad neliečiau skolinga, aš jums turiu. Tai jums 10 eurų. Ačiū. Na, viskas, lėkiu. Gerai, Petra, paklausykit, yra labai svarbus reikalas. Rytoj yra 9-okai, kurie ir vėluojantis, ir neklausantis, hiperaktyvūs, įžūlus, net agresyvūs. Bet žinokit, vis tiek kažkam reikia nueiti. Aš tikrai ne. Kažkas su geležiniais nervais? Nu, gi klausykit, taigi klubas turi veikti, ai, gal kažkas. Gerai, gerai. Aušra! 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 Super, gerai, įsirašom ir viskas tada, ne? Dėmesio, antras klientas. Jie turbūt norėjo pasitikti dramos teatro aktorės, mes šiandien turim susitikimą. Ai. Tai tada aš norėčiau pasikalbėti su kandidate į prezidentą. Aš klausau pavaduotoją. Tu taip pat ir buvo vadovė. Net Ministrė! Tai gerai, štai faktai. Joje surašau visas negalimas teisės priežastis, dėl kurių aš toj negalėsiu dalyvauti pamokos posėdyje. posėdyje. Man reikia, kad tu pažįstum ir rytoj būtinai susitikti mokyklos direktoriui. Direktoriui? Kodėl? Taigi viskas gerai. Gal kavytės pavaduotoja? Ne, ačiū. Baik, aš čia dėl šitų priežasčių. Ir šį kartą aš reikiu jūsų supratimo. Mumis galite pasitikėti pavaduotojai. Vaikai, aš tikiuosi jūs užmokesčio nesitikite. Vaikai, savanoriška pagalba yra prašymas laiptelis kopant karjeros laiptais. Ar suprantat jūs mane? Ne, bet chebra rimtai klausykit. Labdaringa veikla mūsų klubo veiklos planuose nusimato nuo šiol. Nors ne tai, įsivaizduokit, garbė mokyklai, visi iš mūsų jums pavyzdį, ar ne tai? Taip! Taip? Gal ir rimtas. Viskas gerai pavaduotojai, viskas bus sutvarkyta. Šaunuoliai vaikai, su tokiamis idėjomis toli nueisite. Visada kreipkitės, mes jums padėsime.
Nuotrauka! 1, 2, ček! 1, 2, ček! 1, 2, ček! Vaikai, nemandagu! Sėdu! Nieko tokio. Aš tiesiog susitikriausiu mokiniais, jūs tikriausiai būsų gražus mokiniai. Oi, ne, aš pavaduoju. Jeigu aš būčiau žinojęs, kad šiandien jūs mus aplankysit, būčiau pakvietus visą mokytojų bendruomenę. Jie tikrai nusipelnė jums pasiklausyti. O, sveiki vaikai, laba diena, matau turime svečių. Laba diena. Malonu. Netrukus galėsime Tai pradėti. kodėl ne dabar? Tai dalinkit, greičiau. Kas neišdalyko? Na, o dabar vaikai išties malonus momentas. Noriu jums visiems pristatyti nacionalinio dramos teatro aktorę Emiliją Berankytę. Oi, tikrai nereikia jos pristatinėti. Aš manau, kad mes visi žinome mūsų miesto garbės svečius. Vaikai, aktoriai kėdę paduoti. Šių? Gal kavytės? Taip, dėkui. Vaikeli, kuo tu ten vardu? Kristina. Miela Kristinute, atnešk aktoriai kavytės. Emilija, labai atsiprašau, kad priverčiau slaukti. Ai. Tai tikrai yra už ką atsiprašinėti. Prašau. Tai gal tada galite mums papasakoti kažką trupučiuką apie save. Mums tikrai labai įdomu būtų sužinoti, tikrai daug nereikia. Pasakokite kiek norite, viską mums papasakokite. Na žinot, visas mano gyvenimas buvo ir yra skirtas teatrui. Tai mano antrieji namai. Namai pilni kūrybiškumo, kančios, nostalgijos. Ir žinoma vieno dalyko, be kurio aktoriaus gyvenimas pilnavertis tikrai nebūtų. Tai vienatvė. Kiek jūs metų? Atsiprašau, dar tik pradėjo. Ar turite šeimą? Atsiprašau, nieko tokio, žinokit, mokiniai, man yra labai malonu bendrauti su visais jumis ir prisiliesti prie jūsų gyvenimiškos patirties. Merginos, gal galit padėti su savimi? Bet ką man šiek tiek priešas? Gerai? Pačiau, dėkui. Taigi, žinot ką? Aš save jau daugelį metų aukoju teatro meno aukai. Buvo liepsnai. Ši liepsna yra šventa kaip ir pats teatras, kuris, turbūt žinote, Be abejo, žinau. prasideda nuo Rūbinės. Stanislavskis. Taip, mokytoja, teisingai. Aš pavaduotoja. Matau pavaduotoja, jūs esate teisi. Taigi, tenai yra paliekami purvini batai ir nieko bendro su teatro menu neturinčios vartotojiškos mintys. Kurte? Nagi Rūbinėje. Ačiū pavaduotoja, tikrai taip. Mes, aktoriai, to aukuro liepsnos esame paženklinti visą gyvenimą. Palaukit. Kokios liepsnos? Vaikelė, tačiau klausyk teatro liepsnos. Ačiū. Pavaduotoja taip. Tai ar jūs turite šeimą? Taip, šeimą turiu, 2 vyrus ir dukrą. 2 vyrus? Oi, aš pasakiau 2 vyrus. Atsiprašau. Norėjau pasakyti, kad mano gyvenime buvo 2 vyrai. Ir jie abu mane labai mylėjo. Kartu su manimi išgyveno visas mano kūrybinės kančias. Ar jie mirė? Ne, neištvėrė. Pirmas mano gyvenimo palydovas nusprendė auginti dukrą pats ir pasirinko lengvesnį gyvenimo kelią. Na, o antras mano vyras buvo aktorius. Ir iš pradžių tikrai atrodė, kad turėtume sutarti, tačiau chroniškas kūrybiškumas atsiliepia sveikatai. Oi, ne. Norėjau pasakyti, jog vartotojiškos mintys išgyvenamos 2 žmonių tuose pačiuose namuose, na, tiesiog sugriovė mūsų gyvenamąją erdvę ir pasidarė sunku kvėpuoti. O jūs kada nors bandėt nusižudyti? Nieko tokio, nebandžiau, bet manau, kad mirtis tik išlaisvins. Tai mes, aktoriai, tampame atsparų šiai liepsnai. Pradedame skleisti šviesą, šilumą ir dvasinį grožį.
valgydama jogurtą. Jūs irgi galvojate apie jį? Ir šaltinis. Taip, visi esate teisūs. Bet, žinau, noriu pasakyti, kad sunkiai yra daktaras duona. Tikrai nenorėčiau, kad mano dukra pasirinktų tokį patį gyvenimo kelią. Mūsų dramos pamokos linksmesnė. O neturėtų. Tai ir turite dar kažkokių klausimų. Ar jūs kada nors juokėtės? Taip, turėjau tokių vaidmenų. O apie ką dabar galvojate? Šį vakarą aš turėsiu vaidinti 4 vaikų motiną. Kuri turės paskandinti 3 mažus sučiukus. Ir vaikams aš turėsiu pagalvoti, kad... Tai kurį. Vaikams aš turėsiu pagalvoti, kad tie 3 mažyčiai, Mekas, Pepas ir Dekas, išėjo laimės ieškoti ir jie nebesugrįžo. Darykit kažką. Klausimus geresnius galiu sugalvoti. Kūrybiškai reikėjo pasiruošti. Žmogus jautrus, nepratęs prie smulkumo. Man labai dėl jūsų yra nemalonu. Pavaduotojai, mes tikrai atsiprašomės. Tiesiog, taip. Nu, vaikai, aš šito nesitikėjau. Lauksiu visų tėvelių susirinkime. Pavaduotoja. Nu, ką įdomaus užsirašei? Palauk, pažiūrėkim. Nu, pradėkim nuo to, kad aktorius yra kankinys. Kankinys. Jis dažnai verkia. Dažnai verkia. Neturi šeimos. Neturi šeimos. Kamuoja nemiga. Kamuoja nemiga. Ir pasakoli yra kažką, kad nuo jos sklinda kažkokia tai šviesa. Galėsime priemonės parduoti su nuolaida. Aš šios mokyklos daugiau niekada nepaliksiu. Būsiu 9-okas 1 klasėje per amžius. Net įsivaizduoju, kaip mano tėvas man sako. Mano stepukas jau 5 metai išėlės mokosi toje pačioje mokykloje. Ir mums tai gėda, nes jis pats savo užsikala pinigų. Ir dar mano lausną per tą savaitę. Pirmą klasę nusipirksim auksinius diplomus. Ir su auksinėm plunksnom pasirašysim. Steponai, ar tėvas tau nesakė po pamokų? Iš karto privalai eiti namo. Mes taip, bet mes spektaklį repetuojam. Repetuoja, jie matai.
O gal kvaišalus uosto? Ką? O kodėl čiupinėjate? Bent lūpas susivalyti ir išsižiodama. Nepagavau. Susivalyk lūpas, sakau. Man šitas dėdė patiko. Ir man. Ir man. Ne, bet tai šiaip mes tai nepasidažė. Kas leido pasirinkti kabinete? Auklėtoja tinkuotojų! Kaip mandagu? Kogi galima tikėtis iš tokių draugų? Ateinu sūnaus aplankyti į mokyklą, o mane klasiokė akis drasko. Sūnau, kas čia vyksta, tu man papasako. Stepo, ar to mama išvyko dirbti į kitą pasaulio kraštą tik tam, kad tu namų nuosavybę naudotum asmeniškai, gadintum, niokotum, skolintum? Kas leido kompiuterį paimti iš namų? Jis mums reikalingas per informatikos pamokas. Ką darosi išnešti? Ar radai mobilų telefoną? Ne. Sūnau, kas darosi? Kiek mes galim perkelioti tau vis naują telefoną? Ar mes jau tukimbolių šeima? Susijimk. Vakar grįžai prasmirtęs dūmais. O kas bus šiandien? Gali daugiau iš vis negrįžt. Klausyk, tu snurgiliau! Motinos pagailėtum! Tik dėl tavęs 2 metai namų nemato! Buivolas kažkoks tokį dievą parduočiau! Kas čia dabar buvo? Sūnau! Padėk man dievą! Aš! Tave sumušiu! Nebelikau namuose atiduosiu! Kas čia buvo? Kas ten buvo? Bet kodėl jis nesipriešina? Svarbu, matei. Pažiūrėk, kaip atrodo. Alio, kitą kartą steiksiu nereikalingų tėvų aukcioną. Bet žinokit, man taip gaila, Stepo eina savo. Nes, žinokit, užtenka šiandien einam namo parepetuos. Einam su šiandien. Nu, vaikai, ruošimės. Čia turi būti stalai. Vaikai. Vienas čia, kitas čia. Pastatom stalus. Šėdės. Aš į... Ne, palaukit, aš labai jaudinuos, auklėtojų tu nebeliko. Jeigu reikia fonarą užsigrimuot. Eisi negrimuotas, jo prieš tai pasiūlyti. Palaukit, negaliu. Visi susirinkam. Gerai. Įkvepiam. Gerai, pradedam. Viskas bus gerai. Labadiena. Taip, šaunuolis Donatai. Ačiū. Jūsų dėmesį pristatome 11 D klasės socialinę dramą Vaksvela. Veiksmas vyksta užsienyje, viename Anglijos miestelyje, kavinėje. Gero žiūrėjimo. Gero žiūrėjimo. Žiūrėk! Čiagi tas gaidys iš mūsų mokyklos. Čiagi tas mokytojas. Asilas. Palauk. Labą dieną, mokytojau žiburį. Labą dieną, mokytojau žiburį. Ai, atsiprašau, kokia ten jūsų pavardė? Ponas mokytojas Žibukas. Vis dar mokytojaujate? Vis dar. Aš jau sakiau. O jūs negalvojate keisti profesijos, jūsgi dar nesenas, galėtumėte pabandyti gauti geresnį darbą?
Kodėl turėčiau? Na, visų pirma, jūs niekada nesišypsote per pamokas ir niekada nejuokaujate. Dalyko nepaaiškina, kad aš blogas mokytojas. Niekada neišklausote mokinių iki galo ir visada pertraukite. Klausyk, mergaitė. Jūs jau čia palsėtų, ne to Sopolionių klausyti. Ir neteisingai. Padavėjau. Jūs senamanėšios paauglės, ar ne? Norėtumėte jas iškastruoti. Su ligonės mergaitė, padavėjau, kur varlinėjate? Tai gal postelkite, kai ne mokykloje esate. Taip, truputėlį, taip. Taip. Atleiskit, prašom. Jokios kultūros, kiaulytė. Atsiprašau. Jokios kultūros, aš čia daugiau nesirodysiu. Kas čia dabar palaukit, ponas, viskas Čia šaudo krūva, aš čia nesirodysiu niekada gyvenime. Aikit velniu. Vieną dieną, nu kiek gali? Bet jūs nesuprantate. Čia ne. Viskas, žinok, aš negaliu laikyti tokių žmonių. Mano verslas taigi turi klestėti. Aš čia neužsiminėjau labdarą. Ne. Aš atleidžiu tave, viskas, ta prasme. O tai ir yra prasmė, aš atleidžiu. Jūs negalit manęs atleisti, jūs nesuprantat. Girdėjau? Čia aš jo negaliu atleisti. Aš tavęs negaliu atleisti. Vakar aplei klientės telefoną užmynė ant kliento šuns. Tu net arbatpininkų nepriėmė. Tai aš nesupratau, už ką jūs man davė. Bet jūs nesuprantate, ne už ką duoda arbatpininkų. Viskas, aš tave atleidžiu. Ir atostogų neišnaudoji. Ne, Gali grįžti į savo tėvynę, va, ką tu gali daryti. Negaliu, aš net neturiu pinigų, kaip grįžti į tėvynę. Va, nei pinigų, nei šeimos, nei draugų, nei tėvynės, tuo ir darbo neturės. Kaip jūs galite kitais pasirūpinti, mielas Vytautai? Net savim nesugebam, ką? Viskas, pinigus pervesiu į sąskaitą, sakiau. Kaip ką tik atleido? Nesijaudink, bet žinai, kaip ją įžeidė. Gal neatleis. Atleis jo. Nu, klausyk. Kas? Kas? Tabletės. Palengvės. Aš turiu savo, viskas gerai. Kas? Čia ne pagal scenarijų. Ką tu darai? Pagal scenarijų. Tai pasakysiu. Man tu sakysi kokį. Labą dieną. Labą dieną, sveiki atvykę į Makselą. Sveiki. Pagalbos ne. Ša. Tikrai kokio? Ša. Norėtumėte gal pradėti nuo gėrimų tada? Tai ko norėsite? Man prašyčiau visko su ledu, Adamai. Ša. Kavos puodelį. Gerai. Bet dar turiu jūsų porą klausimų paklausti, kokio dydžio, vidutinį, mažą, didelį. Ša. Vidutinį. Gerai, vidutinis. Su kokiu pienu, riešutų, sojų, karvių? Karvių, bet ne jos. Dar kokio turėsite espresso, macchiato, kokios? Espresso, macchiato, ką? Kavos, rūšis. Paprastos kavos. Gerai, leiskit, mano pareigūnus leiskit išsirinkti. 5 minutės, tuoj bus. Greičiau tik tai. Bet palaukit, leiskit atspėsiu iš kur. Iš Lenkijos? Ne, iš Lietuvos. Matosi. Aš iš Latvijos, pas mus tokių nesąmonių nebūna. Būna. Štai, skamba. Greičiau. Labas, sesė, kaip sekasi? Kaip senai iš tavęs girdėjau, jau pasiilgau. Kur tu baig? O, pamiršau tau pasakyti, gausi tą darbą, kur norėjau jau 2 ar 3 metus. Taip nuostabu. Tu verki, tau viskas gerai.
Tai su juo ką? Kas tave uždarė? O, viskas. Kas tave uždarė? Kur tu esi? Prašau, sakyk greičiau. Kur tu? Ką? Svetlana, nu greičiau. Ir kur gėrimai? Prašau, skambinkit policiją, šis žmogus yra sutendantis mano sesę pardavė. Kas palaukit? Jis mano sesę pardavė, prašau, susikaurės čia, palauk šitas. Juodai apsirengęs, prašau. Kviečiu policiją. Eikit! Atsiduok mano tabletės! Atsiduok! Kam tau jų? Koks to reikalas, man reikia! Auklėtojas! Nelys prie manęs! Nelys! Nelys! Atstok! Atstok! Kas aš jam esu? Bokso kriaušė? Kas? Aš nesu saugus net savo namie! Eik nuo manęs! Atstok! Turi pasikalbėsim. Mane muša kiekvieną dieną, tu nesupranti! Galima viską įsiaiškinti. Negalima! Negalima! Ai! Eik nuo manęs! Kur buteliukas? Kur tie vaistai? Kur tie vaistai? Kalbėkit.
paėmė.